Šiandien jums papasakosiu trumpai apie pagrindinius NVO komunikacijos principus. Kodėl nevyriausybiniam sektoriui reikia komunikuoti? Turbūt toks klausimas kyla labai retam. Nes darydami tuos gerus darbus, kuriuos jūs atliekate, turite būti garantuotas, kad apie juos sužinos tie, kam tai svarbu. Tai yra jūsų klientai, kam skiriate paslaugas, kuo rūpinatės, valdžios atstovai, nuo kurių priklauso galbūt šiek tiek ir jūsų gerovė, finansavimas, jūsų potencialūs rėmėjai, kurie turbūt užtikrina jūsų organizacijos sėkmingą veiklą. Tad kas reikalinga yra sėkmingam NVO komunikavimui? Visų pirma, tai gera ir efektyvi vidinė komunikacija. Be jos tikrai nepavyks organizuoti geros, kokybiškos ir efektyvios išorinės komunikacijos. Jeigu vidinė komunikacija bus klibanti, chaotiška, neorganizuota, jūs tikrai pamatysite, kaip tai kenkia normaliai pristatyti apie save, kaip tai kenkia organizacijos įvaizdžiui. Antras labai svarbus dalykas yra turėti bent minimalių ryšių su visuomenė įgūdžių. Tai yra suprasti, kaip tai veikia, kokie tai yra procesai, kaip ir ką daryti, kad jūs suprastų ir jūs suprastų taip, kaip norite jūs, o ne taip, kaip apkalba. Trečias labai svarbus dalykas – žinoti, kaip veikia žiniasklaida. Nes labai dažnai dėl to, kad būna nesusipažinę su žiniasklaidos veiklos principais, organizacijos patiria pakankamai daug ir bjaurių atsitikimų. Prisidirba krizių, netiksliai komunikuoja, po to būna nepatenkinti straipsniais, reportažais, televizijos laidomis. Ir visa tai dažniausiai, kiek aš patyriau per savo 16 metų patirtį, atsitinka dėl to, kad būna ignoruojamas pagrindinės ir būtiniausios ryšių su visuomenė funkcijos. Ir ketvirtas, baigiamasis akcentas yra lyderio komunikacija. Aš žinau, kad nevyriausybinėse organizacijose ta hierarchinė struktūra yra labiau horizontali negu vertikali, bet vis tiek joje bus žmogus, kuris bus atsakingas ir bus vadovas, ar tai direktorius, ar bendraminčių išrinktas grupės vadovas. Lygiai taip pat būna ir žemesnio rango vadovai, tai yra tie patys grupių vadovai, skyrių vadovai. Taigi, kokia turi būti skyriaus vadovo, kokia turi būti organizacijos vadovo rolė, kad visos organizacijos komunikacija, visos organizacijos prisistatymas būtų efektyvus ir vėlgi jūs suprastų ne tik jūs, bet ir tas funkcijas, kurias jūs atliekate, bei jūsų poreikį, kad suprastų, jog jūs tikrai esate reikalingi tiems darbams daryti, kuriuos jūs darote. Tad pradėkime viską nuo pradžių. Kas yra vidinė komunikacija? Tai atrodo visiems pakankamai suprantamas dalykas ir jau senokai didžioje dalyje organizacijų bei įmonių taikomas dalykas. Tai yra komunikacijos, informacijos vaikščiojimas organizacijos viduje. Ir nors tai atrodo labai paprasta ir labai primityvu, jog komunikuoti mokame kiekvienas, ant to dažniausiai ir paslystama. Nes koja efektyviai vidiniai komunikacijai pakiša du pagrindiniai mitai. Tai yra, komunikacija vyksta savaime. Kaipgi kitaip? Juk mes bendraminčiai susirinkome bendram dalykui, tiekiame bendras paslaugas, stengiamės, dažniausiai savanoriškai, neatlygintinai, atlikti tam tikrus darbus. Juk mes tarpusavį kalbame. Juk mes žinome, ką ir kaip pasakyti. Tai vienas mitas. Antras mitas – komunikuoti moka kiekvienas. Lygiai taip pat natūraliai atrodo, kas čia tokio komunikuoti. Juk mes kalbame, mes vienas kitam pasakojame. Ir tai yra antras mitas, kuris trukdo padaryti gerą ir efektyvę vidinę organizacijos komunikaciją, kad kiekvienas narys žinotų, ką reikia žinoti ir kiekvienas narys žinotų, kaip turi veikti komunikacija. Klaidos – tai kuomet organizacija išauga iki tam tikro lygio, dažniausia klaida būna mes visi užsiemame labai reikalingais darbais. Nėra laiko užsiimti komunikavimu. Nes mes turime kiekvienas tiek darbų, o dar laiko skirti komunikacijai, informacijos paieškai, jos tvarkymui palauks. Antra klaida
kad užtenka tik už komunikaciją atsakingo žmogaus pastangų. Nes organizacija dažnai vis tiek tam tikrą struktūrą turi, dažnai ir tvarkingai jau turi Lietuvoje nevyriausybinis sektorius organizacija, struktūra. Ir ten būna paskirtas žmogus, kuris atlieka atstovo spaudai funkciją. Arba kas nors iš šalies tai padeda, savanoriai keli. Ir likusi organizacija mano, kad jeigu jau yra kažkam priskirtos funkcijos, tai vidiniai komunikacijai to pilnai užtenka. Yra vienas žmogus ar du, jis užsiema tuo, tegul to užsiema, daugiau nereikia. Trečia grubi klaida, kad visi savi, todėl viską supranta savaime ir iš karto. Patikėkite, taip tikrai nėra. Nes mes visi esame žmonės. Mes visi turime subjektyvų suvokimą, nuotaikas. Mes visi netgi skirtingai įsivaizduojame, ko organizacija siekia. Geroje vidinėje komunikacijoje, kuri būna tikrai labai gerai sutvarkyta, principai komunikavimo turi būti šie. Tai yra vadovas, skyriaus vadovai, padalinių vadovai ir grupių vadovai, darbuotojai, savanoriai turi kalbėti tik tai, kas yra svarbu organizacijai. Strategija, misija, planai, įvykiai, projektai, problemos, pasiekimai, uždaviniai, vizija ir vėl iš naujo. Apie tai turi būti kalbama. O kaip iš tiesų yra, taip kaip šioje skaidrėje. Yra kalbama apie vaikus, apie madas, apie politiką, apie automobilius, apie gamtą. Prisiminkite, kiek laiko jūs skiriate, kuomet ateinate pas kolegą į kabinetą arba kartu su kolega susėdate, kiek laiko skiriate tos organizacijos istoriją aptarti, tikslams, uždaviniams, misijai, darbams. Deja, bet tyrimais netgi nustatyta, kad kuomet susitinka du žmonės, jie apie darbus kalba 5 minutės, apie gyvenimą 15. Ir natūralu, kad kuomet yra skiriama tiek laiko kalbėti apie gyvenimą, tai apie vidinės organizacijos struktūrą jūs pakalbėsite tikrai nedaug. Ir jūs tikrai neturėsite vienodos informacijos. Nes padarius normalią apklausą viduje ir paklausus, kokia yra strateginė jūsų organizacijos kryptis, kokie yra strateginiai tikslai, kokia yra misija ir kokia yra vizija, aš esu garantuotas, kad jūs sužinosite minimum 5 variantus, skirtingus. Dažnai būna, jeigu klausėte 10 žmonių, turite 10 variantų. Ir kuo toliau, taip toliau. Pagrindinės klaidos, kurios trukdo suformuoti gerą ir tvarkingą įmonės vidinę komunikaciją, organizacijos vidinę komunikaciją. Tai yra sunkiai dalinamas informacija tarp grupių. Esu konsultavęs ne vieną nevyriausybinę organizaciją ir iš vieno pavyzdžio, tai ten buvo grupių vadovai, jie kaip lektoriai, save priskyrė tarsi kažkokiai aukštesniai kastai. Ir galvodavo, kad tai jiems turi visi sakyti, kas ką veikia, bet jie tik tarpusavį dalinasi. Natūralu, toje organizacijoje sveikos komunikacijos išorinės nes nebuvo, nes vyko konkurencija tarp vidinės informacijos. Vyko nenuoseklus ir labai fragmentuotas informacijos pateikimas. Antras dalykas – stringa informacija tarp skyrių. Jeigu nevyriausybinė organizacija veikia savanoriškų pagrindų, žmonės susiskirsto pagal pomėgius. Ir jie užsidaro savo skyriuje. Tarp 4 skyrių, kad vyktų, ar 3 normali gera komunikacija, būna labai retas atvejis. Bet tam turi kažkas imti ir moderuoti, turi suvesti tuos skyrius. Žmonės turi tarpusavį pradėti kalbėtis, kas už ką atsakingas, turi dalintis savo savaitės darbais, savo savaitės planais, savo savaitės rezultatais. Gamybiniai pasitarimai, kuriuos galbūt daugelis priskiria biurokratijai, iš tiesų yra labai sveikas ir naudingas dalykas. Nes ten ne tik vienas kitam nudeleguoja darbus ir vienas kitą apdalina darbais, bet ir lygiai taip pat pasidalina rezultatais. Aptarė, koks bus ėjimas į viešumą, ką kalbėsime, ką darysime. Ne visada aiškus tikslai, kaip kalbėjau. Apklauskite savo organizacijos narius ir pasižiūrėkite, ar jie visi vienodai supranta tikslus. Nėra vizijos, arba ta vizija skirtingai suprantama. Jau kuomet sutvarkėte vidinę komunikaciją, laikas pereiti prie išorinės. Ar žinote, kaip veikia ryšiai su visuomenė ir kas tai yra? Iš tiesų ryšiai su visuomenė tai informacijos vadyba.
Lygiai taip pat kaip ir verslo vadyba, taip ir informacijos vadyba veikia tais pačiais principais. Bet ryšių su visuomenė yra 4 pagrindiniai etapai, kurie būtini, kad jūsų organizacijos komunikacija būtų sėkminga. Tai yra informuoti visuomenę, kad jūs tokie esate. Priversti susidomėti jūsų veikla. Jeigu manote, kad jūs vien dėl to, jog esate yra savaime įdomus, esate, labai klystate. Nes dabartinėje visuomenėje informacijos yra tiek, organizacijų, įstaigų yra tiek, kad gatvėje sustabdė savo mieste, savo kvartale 100 žmonių ir paklausė, išvardinkite nevyriausybinės organizacijas, aš manau gerai, jeigu jūs sužinosite 2-3 pavadinimus. Ir tai bus labiausiai žinomas. Gelbėkit vaikus, galbūt Penkta koja, galbūt Baltosios pirštinės. Ir iš kur jos visos žinomas? Todėl, kad jos labai daug dėmesio skiria informuoti, kad jos yra. Kuomet jūs informuojate, kad esate, ir antras žingsnis tada svarbus, priverčiate susidomėti jūsų veikla, tai yra informuojate taip, kad žmonės nebekeltų savo klausimą, o kas jie tokie, kam jie skirti. Jūs visą tai turite atsakyti. Jeigu į pirmą kartą atsakote, kas mes, antras, kam mes esame. Trečias dalykas – sužadinti pasitikėjimą savo sprendimais, savo veikla. Nes jeigu jumis nepasitikės, netikės ir jūsų poreikių. O kuomet pradės pasitikėti, jūs tada peržengsite ir į 4 etapą. Tai yra, paskatinsite veiksmą pritarti jūsų veiklai. Ir tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas nevyriausybinėme sektoriui. Pritarti, pasiekti, kad visuomenė pritartų jūsų veiklai. Nes žmonės dirbantis savarankiškų pagrindų, žmonės atliekantis visuomeniai naudingą darbą, tikrai dažnai būna neįvertinti. Kodėl? Todėl, kad užstringa tarp 1 ir 2 punkto. Informuoti pasako, kad mes tokie esame, o toliau informacija nebenueina. Iki susidomėjimo, juolab iki pasitikėjimo, net kalbos nebėra. Viskas sustingsta tik tais ten, kad mes tokie esame. Ir kartą per 2 metus pasigėrėme pranešimus spaudai, kad mes pasiekėme kažkokį dalyką arba laimėjome kažkokį projektą, gavome lėšų kažkokiam naujam projektui vykdyti. Ir viskas. Bet iš tiesų informacija turėtų eiti minimum 2-3 kartus per mėnesį. Kaip vyksta komunikacijos procesas? Visų pirma, jūs turite labai gerai išanalizuoti save. Sužinoti, kokios jūsų stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės. Tai taikoma absoliučiai visiems. Absoliučiai. Tai aš darau ir dirbdamas su politikais, ir su verslu, ir su nevyriausybiniu sektoriumi, ir su asmeniu. Nes SWOT formulė, ji kol kas geriau niekas nesukūrė. Tik tada, kai jūs sužinosite, kur yra jūsų geriausios savybės, kur yra jūsų silpnesnės savybės ir kas grėsia jūsų veiklai, jūs labai puikiai žinosite, ką jūs komunikuojate. Antras dalykas labai svarbus. Pagal galimybės apklausti bendruomenę, kurioje veikiate, kaip jūs vertina. Įsivaizduoti, kad mus vertina gerai ir žinoti tiksliai, kaip vertina, yra 2 labai skirtingi dalykai. Nes dažniau žmonės įsivaizduoja kur kas geriau negu yra iš tikrųjų. Vienas reikalas. Kitas reikalas, jums labai svarbu yra turėti tikslius duomenis. Kam? Vėlgi rėmėjams ir kitom tiksliniam grupėm, kurių sprendimai yra svarbus jūsų veiklai. Trečias labai svarbus dalykas – žinoti, ko siekiame, komunikuodami. Ko mes norime, ką mes norime pasakyti. Kokias žinias pranešti. Kad mes geri, ko mes užsiemam, ko mums reikia. Ta labai svarbu padaryti. 4 dalykas – pranešti, ką norime pasakyti ir kokiom tiksliniam grupėm. Ir 5 – pasirinkti efektyviausias priemonės. Nes žinodami, ką norite pasakyti, ir išsirinkę pagrindinės tikslinės grupės, jūsų bendruomenė, vaikai, politikai, verslas, jūs žinosite, kur kiekviena tikslinė grupė gauna informaciją apie tai, kas juos domina. Tada jūs žinosite, kokius informacijos kanalus pasirinkti, norint juos pasiekti. Ir visą tai kartoti cikliškai kas 3-6 mėnesius. Jūs praeinate visą šitos etapus. Ir vėl iš naujo po 3-6 mėnesių darote SWOT analizę. Nes pradėję komunikuoti, jūs po kiek laiko pajusite, kad kai kurios silpnybės priėjo prie stiprybių, kai kurios grėsmės išnyko, galbūt tapo galimybėmis, o kai kurios galimybės tapo galbūt grėsmėmis. Todėl labai svarbu kas 3-6 mėnesius save audituoti, pasižiūrėti, kaip vyksta komunikacijos procesai.
ryšių su visuomenė priemonės. Tai turbūt gal tikrai daugelį girdėtas dalykas, bet tikrai vertėtų pasižiūrėti, ką, kur ir kaip darote. Bendravimui su žiniasklaida labai svarbus. Pranešimai spaudai, inicijuoti straipsniai. Neužsakyti, o inicijuoti, kuomet jūs pateikėte įdomią temą žurnalistui, duodate po to interviu ir iš to yra padaromas straipsnis. Nes reklaminis straipsnis Lietuvoje pavargo nuo perkamų straipsnių. Ir žmonės labai greitai identifikuoja net ir paslėptą reklamą. Todėl tikrai stenkitės vengti perkamų straipsnių. Spaudos konferencijos. Gyvas bendravimas neatstos nieko. Jeigu jūs galite kartą per 3 mėnesius pristatyti savo veiklą spaudos konferencijose, yra puiku. Jeigu manysite, kad tos naujienos yra mažesnės, darykite spaudos pusryčius. Tai yra dar vienas labai žiniasklaidai priimtinas komunikavimo būdas. Jūs tiesiog susodinate žurnalistus, vaišinate juos kava arbata ir kalbate. Tai yra mažiau formalus bendravimo būdas ir jis tikrai suteikia labai neblogai tarpusavio bendrumo jausmą. Kiti dalykai – renginiai, susitikimai, leidiniai – tikrai visi pažįstami. Bet tik nepamirškite, kad tokie dalykai turi būti. Labai svarbu yra ir socialinė medija. Nes dabar visi, ypač jaunimas natūralu, be socialinės medijos gyventi negali. Bet visi šitie principai, kuriuos aš išvardinau anksčiau, tai yra žinoti, ką norime pasakyti, žinoti, kam norime pasakyti ir žinoti, kaip norime pasakyti, galioja ir Facebook. Jūs turite pasižiūrėti, kaip atrodo jūsų Facebook profilis, kas jame matos. Ar ten yra tik pagyros, ar ten yra ir rimti darbai, žmonių atsiliepimai, ar ten yra jūsų veidai, ar ten yra net ir jūsų tikslai, ar ten matyti, kokia organizacija, kiek jos narių, nebūtinai kiekvieną kartą tai rašyti, tiesiog rodyti masiškumą, kokios jos pagrindinės funkcijos. Nes dažnai dėja aš esu pamatęs, kad organizacijose Facebook profilis tarsi vizitinė kortelė. Jis turi būti, bet jis būna pustuštis. Na, įdėsime vieną kartą per savaitę postą, geriausiu atveju, ir jau visi ramus. Iš tiesų, tam, kad jūs normaliai pamatytų, jūs turėtumėte kiekvieną dieną ten rašyti. Nes jūs turite rodyti, kad jūs esate veiklus. Jūs turite komunikuodami, pristatydami save, parodyti, kad esate veiklus. Taigi, kaip ir minėjau, ryšių su visuomenė priemonės gali būti labai ir labai įvairios. O dar vienas sritis, apie kurią jūs turite sužinoti, tai yra ir turite domėtis, kaip dirba žiniasklaida. Koks yra žiniasklaidos darbo kontekstas. Kaip matote šito skaidrėje, kad žiniasklaidai nuolat trūksta laiko. Sunku viską sutalpinti. Net interneto portalai nėra beribiai. Nuolatinė konkurencija verčia ieškoti išskirtinumą. Tai yra, jūsų naujiena gali būti įdomi iš ryto, bet per pietus gal kažkas pakomunikuos ir išleis įdomesnį pranešimą spaudai. Tad jūsų naujiena gali nusikelti į kitą dieną, į kitą savaitę. Tas, kas nežino šito, kartais supyksta ir pagalvoja, tokį įdomį dalyką parašė, o niekas nesidomi. Tiesiog pasižiūrėkite visada, šiaip visada verta prieš, darant spaudos konferenciją, darant pristatymą, darant renginį, pasidomėti, kokia yra informacinė konkurencija, kas tą pačią dieną gali vykti. Jeigu jūs veikiate Vilniuje, tikrai pasižiūrėkite, ką veikia valdžios institucijos. Nes dabar redakcijose jau dirba dvigubai mažiau žmonių, negu dirbo iki 2008 metų. Ir jie visi turi per vieną dieną suspėti į visus renginius. Tad pasižiūrėkite, ar jūsų renginys netaps 3. ar 5. vietoje žurnalistų. Pasidomėkite, jeigu tą pačią dieną vyksta koks nors renginys, kad nesidubliuotumėte, o jūsų renginys vyktų po 2 valandų, jeigu ten būna koks nors rimtas labai valdžios pristatymas, kur galbūt tai bus prioritetinis dalykas. Deja, žinau, esu dirbęs su nevyriausybiniu sektorium ir nevyriausybinio sektoriaus naujienos, kad ir kaip gaila būtų, retai būna prioritetinės. Nebent būtų labai skandalingos, kalbėtų labai skaudžiomis temomis ir pateikinėtų labai aktualią informaciją. Bet tokį dalyką galima ištraukti tik kartą per metus. Kitu atveju reikia labai atrinkti gerai laiką, kad jūsų gražaus ir tvarkingo renginio nenukonkuruotų koks nors paprastesnis, bet galbūt pelningesnis renginys. Taip pat svarbu yra pasižiūrėti, ar visos redakcijos vienodai palaiko jūs. Nes turite stebėti, kaip žiniasklaida reaguoja į
tarkime, lygias teises, lyčių problemą, vaikų problemą ar dar kas nors, nes kiekviena redakcija turi šiek tiek savo skirtingą politiką. Todėl pagalvokite, kam siųsti kvietimus, panagrinėkite, ar tie žurnalistai, su kuriais jūs norite bendrauti, domisi iš viso tomis temomis. Beje, tai yra labai irgi svarbu stebėti žiniasklaidą, skaityti ir stebėti autorius. Nes pasižiūrėję tuos straipsnius ir tuos reportažus, kurie jums patiko, būtinai užsirašykite autorių. Kitą kartą žinosite, į ką kreiptis, jeigu jis domisi jūsų temomis. Yra labai svarbu objektyvumo reikalavimai. Jeigu jūs iškeliate, kad ir labai skandalingą ar aktualią temą, supraskite, kad žurnalistas turės pakalbinti ir kitą pusę. Todėl nepykite, jeigu ištrauks jūsų oponentą, nes dažniausiai žurnalistas ir ieško oponentų, tam, kad būtų įdomiau. Asmeninės nuostatos, bendri stereotipai. Žurnalistai taip pat žmonės. Ir jeigu jūs pakalbėjote pusę valandos, nenustebkite, pamatę straipsnėje šiek tiek kitokias mintis, negu jūs pasakėte. Nes aš savo mokymuose ir dirbdamas su klientais gana dažnai išgirstu iš žmonių, kurie pasako, kad aš jau kitaip kalbėjau, aš taip nesakiau. Mano tada būna pirmas klausimas, o kiek laiko jūs kalbėjote? Ir jeigu aš išgirstu, kad kalbėjo 30 minučių, tada paskaičiuoju labai paprastai matematiškai. Per 1 minutę galima pasakyti 100 žodžių. Per 30 – 3000. O jeigu žurnalistui reikia komentaro 50 žodžių, kodėl jūs manote, kad iš 3000, kuriuos jūs susakėte, jis paims būtent tuos 50, kurie yra aktualūs jums? Žurnalistas taip pat žmogus. Jo prioritetai ir jo svarbiausi dalykai formuojasi ir yra susiformavę jam dirbant ilgą laiką. Mokykitės informaciją pateikti konkrečiai, tiksliai ir aiškiai. Tam gali padėti Chef Verste piramidė. Jos beje mokosi ir žurnalistai, nes tai yra efektyvus ir greitas ir geras informacijos pateikimas. Pačioje pradžioje jūs turite atsakyti į klausimą, kas kur kada. Antras pagal svarbumą blokas informacijos, kokia nauda ir kam. O detalės dažnai būna ir reikalingos tik apačioje. Nedarykite kaip romane, kad darote atomazgai pabaigą. Jeigu darote straipsnį, jeigu pristatote save tinklapyje, save Facebook'e, jeigu darote leidinį, padarykite viską įžangoje. Nekankinkite skaitytojų, nes dabar iki galo ir visus straipsnius skaito labai nedaug žmonių. Ir ketvirtas punktas, kurį aš sakiau apie komunikaciją kalbėdamas, tai yra lyderiai jūsų organizacijos. Pagrindinis vadovas ir jo dešiniosios ir kairiosios rankos. Grupės vadovai, skyrių vadovai. Kokia turi būti jų komunikacija? Apie tai pagalvokite. Iš tiesų, lyderio komunikacijoje yra taip pat tinka visi tie patys principai, kurie tinka ir organizacijai. Vienas dalykas. Kitas dalykas yra labai svarbus. Organizacija turi turėti savo veidą. Žinau, kad organizacijoje daug kas nori ir konkuruoja tarpusavį, kas išeiti į viešumą. Kartais, tiesą sakant, būna atvirkščiai, niekas nenori. Bet iš tiesų jūs turėtumėte paskirti vieną asmenį, kuris dažniausiai eina. Ir dar 2 asmenys, kurie jam padeda. Tai yra jo pavaduotojas, pridengiantis, kuomet būna atostogos, negali kalbėti, ir žmogus, kuris gali kalbėti techninėmis detalėmis iš tos srities, kurioje jūs veikite. Jeigu, pavyzdžiui, yra kaip gelbėkit vaikus. Ponė Dičpetrienė turbūt pažįsta visi, todėl kad jinai yra tapusi tos organizacijos veidu. Yra dar nemažai organizacijų, kurių jūs tikrai savo pasakė pavadinimą, prieš akis iš karto pamatysite vadovo veidą. Pamatysite dar 2-3 žmonės šalia jo. Lygiai taip pat padarykite ir savo organizaciją. Ir pasižiūrėkite, ar vadovai taip pat savo Facebook profilyje yra matomi. Ir kaip jie save ten pozicionuoja. Ar jie ten pozicionuoja kaip tik savo pagrindinės veiklos, jeigu jisai savanoriauja, turi kitą darbą, o ateina į organizaciją savanoriauti būti vadovas, ar jis ten parodo tik savo profesiją, tik savo laisvalaikį, ar savo asmeniniam profilyje irgi sugeba pateikti ir parodyti jūsų organizaciją. Nes, kaip šioje skaidrėje matote, lyderis turi būti tas, kuris tempia komandą. Deja, atrodo, kad nevyriausybinė organizacija visi gyvena labai draugiškai, labai dažnai kai kas sugalvoja tapti bosu, o ne lyderiu. Ir
ir komunikacijoje tada pradeda lygiai taip pat strigti dalykai. Tad pagalvokite ir prisiminkite 4 pagrindinius akcentus. Įmonės vidinė komunikacija. Ar visi žino, ką turi žinoti? Ar visi teisingai supranta tikslą? Ar visi teisingai gali pasakyti misiją ir viziją? Antras dalykas – ryšių su visuomenė procesų suvokimas. Ryšių su visuomenė įgūdžiai. Paieškokite informacijos, paieškokite mokymų, bet tikrai turite sužinoti apie tą sritį daugiau. Pradėkite domėtis, trečias dalykas, pradėkite domėtis plačiau, kaip dirba žiniasklaida. Ir ketvirtas dalykas, pasižiūrėkite, kokia yra lyderių rolė. Tai šiandien tiek. Dėkui Jums. Iki.